Na, aš norėjau pasakyti, kad ši kelionė yra labai įdomi, labai ilga ir labai linksma. Tad jinai yra tokia ilgi, kad vieną video taip ilgai, nieko netilps, čia užtruks labai daug iš viso laiko. Mes priėjome prie šito Kireivo namo. Tu stovi priešais jį. Priešais jį stovi. Tai labas, mes dabar su traukiniu pradėjom važiuoti ir važiuosim į tokį miestą Sopotą. Iki jo yra važiuoti 12 km, tai su traukiniu tai yra labai greitai, tad susitiksim Sopotoj. Ate. Mes priėjome prie šito Kireivo namo. Tai galit pasigrožėti. Na, tai mes atėjome į tokią parduotuvę saldainių, tai pasižiūrėkit, kiek čia daug skirtingų rūšių saldainių. Pasižiūrėkit tiesiog.
tai parašykite komentaruose, ar jums patinka mano kelionė. Paspauskite būtinai laiką ir prenumeruokite mano kanalą, nes šiaip tai prasidėjo tikrai nemažai prenumeratorių. Tai ir norėčiau, kad būtų daug laikų. Tai tikiuosi, jums patinka šitas video, nes tikrai man tai labai fainiai. Eisime į muziejus, vaikščiosim. Va čia, žiūrėkite, kur mes lankomės dabar. Kažkokiai tilpo. Ir vat, čia prie Baltijos jūros, nes Gdanskas taip pat, kaip ir Klaipėda, yra prie Baltijos jūros, uostamiestis, kaip ir Klaipėda. Tai dar bus daug video, kai mes su Eimantu filmuosim iššūkius. Na, jūs turbūt jį žinote, toksai Eimantas, mes su juo esam tokį nufilmavę labai daug challenge'ų, tų iššūkių, bet ne viską įkėlė. Na, ten išsibarstė tie video, tai taip, žodžiu. Bet mes esame vieną iššūkį įkėlę ten su kamuoliu, kas daugiau, kas laimės. Tai va taip, žodžiu, labai fainiai patiko. Tai čia labai šiaip parašykit komentaruose, prašau, nes čia yra daug visokių, matot, statulėlių, va kažkokia dabar čia statulėlė. Ir labai čia yra gražus miestas. Ir beje, pasižiūrėkit, kiek daug rūko. Jo, va visas ten miestas. Ir čia pasižiūrėkit, jo, ne ką. Čia viskas pilna rūko. Tai jo, didelis šiaip rūkas, bet šiaip labai gražiai, kaip ir sakiau, jau aprodžiau viešbutį labai viskas gerai, pusryčiai irgi yra labai skanus, labai geri, suprantate, ten labai skanu. Na, tai dabar mes esame čia prie molo ir manau, dabar susitiksime žodžiu, ten sumontuosi, nežinau kaip, bet dabar susitiksime muziejuje karo antro pasaulinio. Ok, bye. Kaip jie reaguoja, jeigu rašai žmogus? Ką? Suvėk. Jie važiuoja tiesiog? No. Jūs matėte? Eik tu savo, Lietuvoje tokių nėra. Aš galvau, kad čia tik Japonijoje tokie bus. Arba ateityje geras. Ten tokį šiaip nemačiau. Vaikščiojantis katinas. Einam pagauti. Einam sustabdysime jį. Pažiūrėkit, aš stoviu priešais jį. Stoviu. W delikatesach miał. Stoisz na mojej trasie. Czy możesz się przesunąć? Čia prašė pasitraukti iš toli. Turbūt, jo. Na gerai. Nieko sau čia. Bella nadchodzi. Kas bus, jeigu jį paklausysiu? Kaip tau patinka gyventi, ne?
Man irgi fainai. Geriausia labai esate. Į mane jis į akis į mane tiesiog. Kas yra? Nu, va, žodžiu, apsipirkau aš. Nors aš šiaip tiesiog 2 norėjau. Kiek kainavo? Nežinau, aš nesupratau. Nu, zlotais kažkiek. Kažkaip ten zlotais. Eik, pasakėt, nu gerai, gerai. Na tai va, jeigu jūs kažkada būsite Lenkijoje, Gdanske, tai rekomenduoju eiti į tokį tiltą, kur čia jūs apsižiūrėkit, kiek daug spinų. Ir jūs atkreipkite dėmesį į tai, kad va, J ir C, pavyzdžiui, M plus V, čia yra, vardai žmonių. Jie, kai susitokia, pavyzdžiui, vyras su moterim susitokia, jie tiesiog pasiema šitą spyną, čia užkabina ir parašo, arba raidės, kaip čia, pavyzdžiui, 2000, K plus V. 2023 metais. Tai čia buvo prieš 2 metus susitokia kažkas, K plus V. Nu, čia tokios raidės, N plus K. Na tai taip žodžiu, ir čia yra nerealiai daug, dar kitoj pusėje yra taip pat, pilnas spinų, visas užpildytas spinų ir pasižiūrėkite, kokio čia būna dydžio. Būna netgi tokių. Matote, kokios didelis ir čia yra labai daug visokių tų spinų. Na, tęsim kelionę. Na, štai pirma diena jau ir praėjo, rytoj eisime į muziejų. Na, jis dirba visą savaitę, išskyrus pirmadienį.
seconds later. I am going to explode in 6 seconds. Na tai šiandieną mūsų kelionė jau baigėsi, rytoj eisime į Antro pasaulinio karo muziejų. Na, spauskite laikus, žiūrėkite šį video iki pat galo ir nepamirškite prenumeruoti kanalą mano. Na, jeigu susirinks labai daug patiktukų, tai antra dalis išeis tikrai labai greitai.